Labą dieną. Pradedu maisto gaminimo pamokas. Šiandien gaminsiu vištienos kepsnius, kurie vadinami vištiena su parmažano sūriu ir su grybais. Visų pirma, kad būtų man visas šitas procesas geresnis, linksmesnis, aš įsipilsiu truputėlį vyno ir nuo ko ir pradėsime maisto gaminimo procedūrą. Taip, jums reikės vištienos krūtinėlės, aš dedu marinuotų grybų, spagečių padažo, mocarelos sūrio, parmažano sūrio, galima naudoti dar bet kokio sutarkuoto sūrio, kiaušinių, prieskonių, druskos, keptuvės kepimui ir truputį aliejaus. Taigi visų pirma, aš pradedu. Taigi, pasiruošėme kiaušinius. Truputėlis druskos. Prieskonių. Vištienos galima dėti prieskonių. Pipirų. Viski susimaišom viską. Vieną dalyką, ką aš darau visada kepdama, reiškia gamindama maistą. Aš visada gaminu ne vienam kartui. Pavyzdžiui, šį kartą aš gaminsiu patiekalus kokius 3 kartam ir aš juos susišaldysiu. Taip, vištienos krūtinėlė, jeigu jinai yra neplonai supjaustyta, aš pjaunu per pusę. Pamušam. Ir dedu į plaktą kiaušinį. Reiškia, ir taip aš pasiruošiu visą vištieną. Susidedu į indą su plaktu kiaušiniu. Štai mano vištiena sumušta, supjaustyta ir sudėta į apvoliotą į kiaušinį. Aš pasiruošiu iš anksto visą, ne iš anksto, vienu žodžiu, vienas žingsnis atliktas. Dabar toliau mes šitą vištieną apkepsime. Mums reikės ugnies, aliejaus, užkaitinsim aliejų, pasiruošiam, reiškia, skardą, į kurią dėsime iš karto iš keptuvės, dėsime vištieną, iškeptą vištieną. Vištieną apkepame maždaug po 5 minutės kiekvieną šoną, kad būtų beveik gerai iškepusi vištiena. Reiškia, dedame vištieną į keptuvę. Ir iškepsim. Taip, kol kepa, aš tuo tarpu galiu ir vyno paragauti.
Kol vištiena kepa, aš pasiruošiu mozzarella sūrį. Jeigu jis nesupjaustytas, susipjaustysiu mozzarella sūrį. Tai va, kol vištiena kepa, aš susipjaustysiu, nes mano sūris yra nesupjaustytas. Aš jį susipjaustau taip plonai, kaip man eina supjaustyti plonai. Bet galima naudoti visokį mozzarella sūrį. Jeigu negauni tokio, galima naudoti tarkuotą ir galima pirkti supjaustytą. O Lietuvoje tikriausiai yra dar ir kažkoks panašus į mozzarella sūris. Kitoks, nebūtinai. Svarbu, kad tas sūris neblogai lydytųsi. Ir nebūtų aštrus. Reiškia, susipjausčiau sūrį. Mano vištiena gražiai kepa. Reiškia, aš ją dabar apversiu. Taip, labai gražiai kepa vištiena. O manęs laukia vynas. Į sveikatą. Aš dar atsidarysiu, nusisunksiu grybus. Aš šiuo metu naudosiu konservuotus šampinjonus. Bet, man atrodo, Lietuvoje laisvai galima naudoti konservuotus baravykiukus, nesvarbu. Bet kokius konservuotus grybus nusisunksiu. Pasiruošusi turiu spagečių padažą. Nu va, pirmas iškepė vištieną tiesiai į keptuves, dedame į formą, kurią dėsime į orkaitę vėliau kepti. Priklausomai nuo to, kiek žmonių gaminate, galima dėti suspausti labai, galima mažiau suspausti, bet aš dedu paprastai tiek, kiek telpa. Nu va, vištiena iškepta, sudėta, aš kaip sakiau, visada gaminu ne vienam, dar vienas padėklas bus įdėtas į šaldytuvą, į kamerą, užšaldytas sekančiam sykiui. Reiškia, dabar pasiruošiu, dabar sudėsime, tai kad sudėdam grybus. Dabar apklojam visą tą patiekalą mozzarellos sūriu. Aš praktiškai uždengiu viską, nes man labai patinka sūris, bet kas kaip mėgsta, galima daugiau, galima mažiau. Ir dabar užpilam padažą, spagečių padažą. Aš mėgstu daug padažo. Dabar aš dar užsidėsiu biskį. Reiškia, sūrio mišinys yra. Visokių sūrių. Ir užbarstysime tarkuotų parmažano sūrių.
Viskas. Šitas patiekalas eina į orkaitę apie 35-40 minučių. Kai jau sūris gerai pradeda burbuliuoti, iškepam.